Ir aš kai darau 2 dienų vaikystės patyriminė grupė, vaikystės patirčių perdirbimo remiantis kūno ir schemų terapijos principais, mes visą vaikystę tarsi iš naujo sukuriam tą, kuri turėjo būti, kuri tenkina mūsų klientų, šitų žmonių, kurie yra grupėje, poreikius emocinius. Ir žmonės turi ne tik savo vaikystę, kurią jie prisimena, bet turi ir naują sukurtą vaikystę, per naujai sukurtas specialiom technikom patirtis. Ir tos patirtis galvoje tada smegenyse pradeda konkuruoti ir laimiai vis dažniau laimi tos naujos patirtis. Tai? Ir tada nėra svarbu, ką mes prisimenam iš to, kas tenais buvo, bet mes prisimenam, kaip ir iš naujo mes sukūrėm